Išskirtinis interviu su Aušvice kalėjusiu lietuviu Moisiejumi. Čia mano numeris. 86 Moisiejaus Preiso atmintyje visam gyvenimui įsirėžia kraują stingdantys vaikystės prisiminimai. Alkį, kankinimus, alinantį priverstinį darbą tuomet 13-metis Moisiejus patyrė savo kailiu. Iki šiol nesugyja nei kankintojų rimbų randai, nei bent 3 šautinės žaizdos, o Aušvice patirtą siaubą primena ir šituomet nuo laisvės įskyrusios spygliuotos tvoros dalis. Iš atminties niekaip neišnykstant siaubingiems išgyvenimams, Moisiejus pasakoja naktimis negalinti sudėti bluosto. Mažam vaikavo, kokį metą, ar 2 metų, mažesnį tik gimęs, tai už koją paimdavai, o taip ir plyždavo jo. Ar paimdavo jį, ar akmenį, ar jeigu mašiną duodavo, užmuždavo. Nešaudavo, o taip užmuždavo. Čia motina, čia 2 seserą. Moisiejus gimė Kaune, kurio tėtis buvo skrybėlių ir kostiumų meistras. Jo paslaugomis naudojosi net tuometis prezidentas Antanas Smetona. Tačiau net ir įtakingos pažintys Preisų šeimos neišgelbėjo nuo tremties į Vokietiją. 1943-aisiais 13-metį Moisiejų atskyrė nuo tėvų bei 3 seserų ir ištrėmė į Aušvicą. Moisiejus 2 mėnesius ten grūmėsi su mirtimi, o po to buvo kitų traukinių palydėtas į Dachau koncentracijos stovyklą. Kiekvieną maišą 50 kilogramų. Uždėdavo maišą man ir aš nešiodavo. Ir turėjau jėgos. Nieko nepadarysi, gyventi norėjau. Jeigu grūta ar ką, iš karto užmuždavo. Čia nekartą vyrui gyvybę išgelbėjęs dubenėlis, jis įslėpdavo po savo kalinio pižama. Dėl to nacių spyriai pilvą būdavo lengviau pakeliami. O taip aš ją nešiodavo. Aš dabar pilu pas mane, anksčiau tai skeletas buvo. Aušvicas buvo didžiausia Antrojo pasaulinio karo metais nacių įkurta koncentracijos stovykla, kur vos per 5 metus nužudyta apie 1,5 milijono žmonių, daugiausia žydų. Didžioji dalis aukų nunuodyti dujų kamerose, kiti mirė nuo bado, ligų, egzekucijų ir medicininių eksperimentų. Iš viso nacijai žudė 6 milijonus Europos žydų, kurių prieš karą buvo 11 milijonų.